sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailė. Šie jauni žmonės pirmą kartą pasiekė didelę gyvenimo viršūnę. Šitoje prie sveikinio Rokiškio rajono meras Arūnas Milauskas. Visi susirinkę čia, tėveliai, artimieji, mokytojai, nuoširdžiai sveikinu jūs visus, baigusius mokyklą. Galvoti kažkas čia ne taip. Po to dar viena mama dukrai paklausė, tai gal tu laukės? Išgirdus klausimą, pasakymą, kad aš tave myliu. Ir tik viena mama iš visos klasės pasakė, taip, dukra, aš tave taip pat. Nes jiems jūs rūpi, nes jie jūs myli. Jūs taip pat myli ir šis miestas, kuriame esate visada laukiami. Klausykit savo proto, jums pasiūlys teisingiausius atsakymus. Dirbkit ir prisiviliosit sėkmę. Kuo geriausio kelio, plačių horizontų ir sėkmės, sėkmės, sėkmės.
jūsų švente ir linkime. Kaip bebūtų, ar kluptume, ar kiltume, visada eikite iki. Aldėja Pipinytė. Ir Gvidas Kasparas Galvytis. Literatūrinį palikimą ir dalyvavimą tarptautinėme Lietuvos Latvijos mokyklų bibliotekų projekte. Kągi, pradėsime ceremoniją. Kviečiami 4 klasės abiturientai ir jų auklėtoja Vaida Dagytė. Pasitikim plojimais 4 klasės abiturientus ir jų auklėtoja Natalija Liudienė. Diksui Ignui. O į mūsų sceną jau žengė 4 klasės abiturientai ir jų auklėtoja Loreta Rimšienė. Audringais plojimais pasitikė